Vaizdas sveiki visi, jūs kanale Danizas ir ką jūs čia matot ant savo ekrano? Ogi jūs matot Minecraftą ant kompo. Pagaliau normaliai matysis be jokių plepsų bus tiesiog puikiai. Ir jei jums patinka, tai spauskit laiką, prenumeruokit kanalą, bet čia dar ne viskas. Pas mus kanale yra naujokas. Tai yra mano tetukas. Prisistatyk. Sveiki jaunimas. Tai dabar mes žaisim ant kompo, norėjau pasakyti Fortnite'ą, bet Minecraftą. Mes žaisim ant tokio pasaulio, kur jau yra namai mano, bet mes viską statėm šitą nekreatyvę, o survive. Tai viską mums ten reikėjo, viską ten medžius kirsti, viską ir sunkiai statėm. Tai kodėl aš dabar village? Kodėl, nes mes, kaip čia pasakyti, už kadro kovojom su golemais ir dabar jie manęs nemėgsta. Tai dabar bandysim vėl išgaudyti. Jo, ir aš be nieko, va, matot, aš dabar jį pažįstu jau pirmai, nes nepavyksta mum įrašyti jokio video dar kol kas. Va, iškart jie puola. O? Žiūriukai eina, kai spinta. Jo, bandyk atsimazinti. Paskui apibėg aplink ir vėl įkries malko. Bet čia tu... Va, kitas, jos tuktariu. Davai, pažiūrėsim, ką trise gali. Nieko, slabakai. Žiūrėk, slabakai, 3 puola. Šitie pasidavė. Jo. Alio, palauk, aš jam duosiu gėlytę. Gėlytės jam nereikia. Reikia. Ką jie darys su tą gėlytę? Valgys, rugiagėlę, va. Imk rugiagėlę. Bet jis naglas, kaip pasikabino. O palauk, o ką dabar padaryti, kad jie atstotų? O palauk, kaip aš čia priartinęs buvau? Ai va, galima priartinti. Ką padaryti, jie atstotų? Nieko. Nebent jos nužudyti. Ne, bet kaip padaryti? Taip, hopiu. Žiūrėk, o jeigu jos atviliuoti iki vandens? Pabandom, kas bus? Tada jie visiškai beveik nepaplauks ir gali... Pabandom, gal jie nuskęs? Ne, nenuskęs, bet... Aišku, tu žinai, tu mirkėjai jos vandenį gal? Pažiūrėk, kur jie yra, iš viso. Sidavė visi, kodėl jie taip toliai skatė prie manų? Ne, tai tu per toli nuėjai. Jie kažkur neina už teritorijos. Aš manau. Jie. O, va, vėjas, nu gerai, tegul vėjas, taip paviškai eina. Vėjas, vėjas. Einam. Na, tai vienas šitas vėjas, o kur kiti. Ei, kitus paerzina. Alio! Nu, tai jau pamiršai mane? Tai stuktel prie makaroną. O, žiūrėk, bet biški kietekas tipo. Tai tu bėg normaliai tam šliaužėt. Kitas. Aš žinau, žodžiu. Ai, va. Ne, abudu yra. O tu prisimeni mane? Ne. Žiūrėk, lopas prisimena. Saksu. Žiūrėk, tas pamiršo. Tu matai, reiškia, jie ilgai nelaiko atminti. Nu. Tai ko jis? Hatu. Palauk, nebėg. Apsisuk. Skrėpla. Pabandom vilioti jos iki vandens. Taip. Nu, pažiūrim, ką jie toliau darys. Žiūrėk, kad strušių, kad nepasiektų tada. Oi! Kas čia buvo? Tu kaip tu čia prisileidai taip pat? Į bloką. Vienas atsiliko, nu ateik čia. Viskas. Padaryk Gerai, klaidą. viskas tvarkoj. Darytė neveikia. Nėra jokios klaidos. Nieko toks. Pasakok pasakų. Nepasakoju. Gerai, kur? Ai, va. Ne, tai nesvarbu, dabar eik pas kaimiečius pasižiūrėti, jeigu gali. Jo, nes jie... Einam pažiūrėti, panas kas nori. Kasgi ten? Gerai, paimsim daržą jų. Oi, kiek morkų gavom. Žiūrėk, sutripėm. To valgyti nereikia, Volta. Ne, nes aš numiriau. O ko tu ir jau, gerai, tai dabar tėtis to išeis, bet nežinau, ar grįš, nes pas mus, pasakysiu tiesą, atvarė šviečiai. Tai šviečiai, aš pasakiau. Dabar bus ekstremas, varysim... Oi, aš čia taip tokiais būdais užsimušiu. Dabar reikia atsargiai varyti, kad iš karto taip neužsimušti stipriai. Ir ekstremas dėl to, todėl nes, kaip čia pasakyti, todėl nes dabar bus labai daug monstrų, bet mes plauksim per vandenį, tai manau taip stipriai ir va jau mano namai. Manau, tai namai vanagai. Tai va,
O jie tu. Tai jau mes čia namukuose skaityt. Taip. Ir dabar einam miegot. Einam miegučiom. Gerai, atidarom darytas. Ir einam, va, mano namukai kokie gražus. Va, Nu, ir einam miegot. Nu, tai va, pamiegojom. Tu įrašei jau? Nu, tai dabar pamiegojom, va, pažiūrėkit palėpė mano kokia graži, va. Tikra palėpė, tik tai reikia pasidaryti voratinklius, tada bus labai gerai. Mano tėtis grįžo. Labas vakaras, jaunimas. Jūs turbūt greitai jau miegojo. Jau buvo naktis? Nebuvo nakties. Ar buvo? Ar buvo? O Jėzau Marija, nu tai ko tu miegojai? Reikėjo eiti tuos lavoniukus šaudyti, o ne miegoti. Tiesa, lanką reikėjo organizuoti kažkur tai. Sakau arbaletą, bet tipo neturiu kulko. O tu kur kulko galima? Tai dabar kulkas padaryti, va. Oi, neveikia pelytė stringa. Gerai, nesvarbu. Lanką tai padaryti taip, pagaliukas. Ir mums, kad gauti siūlų, reikia žudyti voru. O kad pasidaryti strėlę, tai reikia pūko. Plunksną, atsiprašau. Plunksną reikia gauti iš vištos, pagaliukas tai visi žino, nu, iš medžio. Ir titnagas tai reikia gauti iš tokio atskiro bloko, kur tu ne visada, tu tokį griauni bloką vieną, jis kaip smėlis panašus ir ne visada tau šitas titnagas pasitaiko. Tai, ir dar gali strėlių gauti, aišku, iš skeletonų. Ir aš turiu dabar geležinių ginklų ir pikeksą. Tai va, tai dabar aš pabandysiu kitą seriją gal eiti į šachtą ir ten kovoti su visais, arba tiesiog pasidaryti kokių, nežinau, resursų. Būtų pirma pasidaryti kažkokių resursų, tada tik tai kovoti. Nu, nes kovoti be nieko, tai irgi šansų jokių. O šachta va. Šachta yra ir ten visko yra. Nu, tai pamatysit viską paskui, nes jau manau, gal baigsim. Jei jums patiko toks video formatas, tai spauskit laiką ir prenumeruokit mano kanalą. Tai ką galiu pasakyti? Viso gero, geros dienos. Viso gero.